kažkaip nuo pat išrinkimo buvo našlaitė, jinai neturėjo savo patalpų, stokojo ir lėšų veiklai, dėl patalpų išvis kurį laiką negavo, gana ilgai, iki 18 metų Liepos. Ir todėl jinai glaudėsi Lietuvių mokslo draugijos patalpose, glaudėsi šitose patalpose. Jono Vileišio netgi bute posėdžiai vykdavo. 1917 metų žiema buvo labai šalta. Ir ten, kur anksčiau posėdžiaudavo taryba Lietuvių mokslo draugijos patalpose, buvo nepaprastai šalta. Tad keletui dienų Lietuvos taryba buvo persikėlusi į Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šerti patalpas. Čia yra jos pirmininko Antano Smetonos darbo kabinetas. Ir čia vasario 16 dieną 12:30 buvo pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės aktas. Patalpos atrodė gerokai kukliau, čia yra išlikusi nuotrauka, tik tai gal ne visai 18 metų, bet 19-20 spėjama, kaip maždaug atrodė tos patalpos. Yra žinoma, kad jos beveik nepasikeitė nuo to laiko, čia nesimato, buvo labai daug tokių etažerių, net 6 etažerės ir dar daugiau kėdžių. Čia jau tik dalis sustatyta. Mes gal labiau pasistengėm atkurti tą atmosferą, tą aplinką, nes labai tiksliai atkūrus, ko gero, jinai labai kukli būtų, labai asketiška. Jūs turbūt tikrai žinote, kad taryboje buvo tarsi du sparnai, vieni žmonės, sakyčiau, dauguma 16 iš 20 manė, kad reikėtų nepriklausomybės siekti palengva kompromiso keliu, iš pradžių atsiribojant nuo Rusijos ir susisiejant su Vokietija, vėliau, jau kai bus taikos derybos, stengtis išsivaduoti iš Vokietijos. 4 radikaliausių pažiūrų, kairių pažiūrų žmonės netgi paskelbė, kad jie išeina iš tarybos, jeigu nebus paskelbta visiška nepriklausomybė be jokių išlygų. Kai jau kilo tarybos suirimo galimybė, netgi ta didžioji dauguma nusileido mažumą ir todėl laimingai susiklosčius politinėms aplinkybėms, kadangi Vokietija, kaip ir tikėtasi, pralaimėjo karą, triuškinamai pralaimėjo, Lietuva, kaip ir 90 metais, išvinguriavo tarp didžiulių ir pavojingų uolų į nepriklausomybę.